Sveiki, mano vardas Rolandas Mikalauskas. Šiandien pakalbėsime vėl apie rinkimus Jungtinėse valstijose. Iškilo keletą klausimų apie tas paklaidas, tus procentus, iš kur jie atsiranda. Gerai, to ir pažiūrėkime. Tai žiūrėkite puslapis, iš kurio aš imu visą informaciją. Sustabdykite, pasižiūrėkit, galit nueiti patys į jį. Štai šis puslapis. Kas tai yra puslapis? Jie surenka statistiką, kokia yra Amerikoje. Tai yra, kompanijos daro apklausas, šita kompanija apibendrina. Čia matote Viskonsinas ir laikotarpis, nuo kada prasidėjo rinkiminė kompanija. Ir matote procentai, va, čia keičiasi, mažėja, didėja, tai daugiau Trumpas, daugiau Haris, čia lygų, čia iš tikrųjų visą laiką Haris. Ir skirtumas tarp būtent tų dviejų kandidatų. Aš imu šitą skirtumą, matote, 0,5, Haris 0,5%, o lentelė, kadangi, kaip ir minėjau, yra apie Donaldą Trumpą, tai reiškia pas jį yra minus 0,5%. Grįžkime atgal į lentelę, čia aš tikiuosi viskas yra aišku. Ir vėl priminsiu, ką mes čia matom. 16 metais buvo prognozuojama, kaip ir šiais metais, va, tai, ką aš dabar jums parodžiau, tai yra ta pati lentelė, tarkime, kad Trumpas pralaimės minus 5%. Jis laimėjo 0,77%. 20 metais jam prognozės buvo minus 7%, tai yra skirtumas, taip? Pralaimėjusiai 0,63%. Tai tarp apklausų ir rezultato aš įvedžiau šitą, tai yra išvedžiau šitą skirtumą. Tais metais 16 buvo tokia, 20 metais buvo tokia. Tai aš apibendrinu, sakykime, mažiau, imu vidurkį netgi mažesnį ir iš jo ir pagal jį ir skaičiuoju. Ir pritaikau va šitą skaičių, tą skirtumą dabartiniams rinkimams. Tarkim, jeigu šiai dienai būtų Trumpas minus 10%, čia buvo 27 diena, aš nenoriu keisti lentelės, tai būtų tą dieną Trumpas pralaimėtų minus 5%. Štai tokiu principu yra sudaryta ši lentelė. Tikiuosi, dabar jums yra aišku, kas čia iš kur ir kaip, kokiu principu. Ir taip yra visos valstijos padarytas. Mičiganas, Pensilvanija, Džordžija, Šiaurės Karolina, Arizona ir Nevada. Tikiuosi, dabar jums aišku, jeigu iškilo klausimų, klauskite, nesidrovėkite. Ačiū jums už dėmesį, būkite atsargūs keliuose, paskambinkite tėveliams. Ate.